Ir kai galvojau, kuom tave pavaišinti, tai pagalvojau, kad būtinai turi būti geras juodas šokoladas. O, Dieve, kaip dievinu šokoladą. Tai tikiuosi, kad tau patiks. Negalima, kad aplinka arba kiti žmonės nulemtų tavo gyvenimą, nes galų gale svarbiausia tavo sprendimai. Ir vienas sakinys, kuris man įstrigo jau prieš 10 metų, buvo, kad vienas gražiausių dalykų gyvenime žmoguje tai yra gebėjimas save nuolat koreguoti. Nelikti tuo pačiu ir neleisti, kad kitų nuomonė uždominuotų mano nuomonę. Tai nebūtų tik pritarėja, nebūti ta malonėja ir panašiai. Bet jeigu aš manau, kad tai neveikia, tai netinka, tai yra blogai pasakyti, aš nesutinku. Nes jeigu padarai vieną žingsnį, kuriame susimažini ir padarai tų žingsnių 10, 100, 200, tau vis sunkiau išdrįsti ir geriau žengti žingsnį į priekį, plėsti savo komforto zoną, ne komforto zoną ar ne, kuriame dar jautiesi gerai, negu susimažinti ir bijoti. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavai. Labai gera. Šį kartą. Tu pas mane. Taip, gera būti pas tave, gera kalbėtis. Labai tau ačiū. Labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų mes su tavim pastaruoju metu nemažai bendravome, tiek per socialinius tinklus, tiek susitikdamos. O šiandien kviečiu, žinok, tave visai kitų formatų, su visai kita mintimi, kaip galiu moterį, kurią, man atrodo, mes su tavim ir kalbėjom, kad irgi tu ir pati jauti, kad ją esi. Bet tokia frazė, kuri man labai įstrigo ir kuri, man atrodo, labai tave priskiria būtent prie visų galių moterų, yra, kai tu sakai, jog aš nebijau nieko prarasti, nes aš turiu save. Aš turiu savo mintis ir reikalui esant, aš sukursiu savo gyvenimą iš naujo. Kaip įdomu, kad tai užfiksavai, tai iš tikrųjų mano esybė, taip? Taip, ir tai iš tikrųjų yra labai stipru, labai gražu ir tikrai įkvepiančiai skamba ir labai norėčiau, kad daugiau papasakotum būtent apie šią mintį, ką ji tau reiškia ir iš kur ji atsirado. Tokia jaunoje moteryje, kuri tikrai ne vieną kartą savo gyvenimą jau transformavo. Taip. Buvo tikrai ne vienas profesinis etapas tavo gyvenime ir dukryčių susilaukė ir visa kita. Ir visa tai irgi tave atvedė į dabartinį darbą, kuomet esi brandų strategė. Tai papasakok. Turbūt tai lėmė ankstyvosios vaikystės patirtis. Visgi vis labiau, kai man jau dabar virš 30 metų, vis labiau suprantu, kaip tai formuoja žmogų. Ir mano vaikystė nebuvo, aišku, visų mūsų vaikystės yra išskirtinės, bet mano buvo gal šiek tiek netipinė. Aš augau su seneliais, aš tėvų neturiu. Ir augau su seneliais ir seneliai mane gavo nuo kūdikystės kaip dovana. Mane augino, jiem jau buvo 50+. Jie augau kaime, visiškai ten yra viena gatvė, nėra nei mokyklos, viena parduotuvė ir turėjau neapsakomai didžiulę laisvę tame kaime, tuose laukuose, miškuose daryti, ką noriu, ką tik tai sugalvoju. Atidarinėti parduotuves tiesiog ant sudėtų lentų, ant traktorių padangų, žaisti, prisikviesti kaimo vaikus ir žaisti žaidynių. Tai, ką perskaitydavau Astrido Lindgren ir kitose knygose, Padaužų kaimo vaikai, visus žaidimus, visus juokus įgyvendindavau tenai. Ir tai buvo tas visas kaimas, laukas, erdvė, buvo mano žaidimo aikštelė. Ir mano seneliai, jiem jau buvo 50+, kai mane gavo, jie buvo labai atsipalaidavę. Ir tam gyvenimo etape, kai irgi ūkis, palaiko ūkį ir jie labai tikrai augino mane atsipalaidavę, skatindami kūrybiškumą, daryti, ką nori. Ir mano senelis turėjo man labai didelę įtaką, nes jisai skatino, nors jisai tarpukario kartos gimimo 34 metų ir tas netgi jautėsi jo, turbūt dvasiai, jo esybei, kad būtent patyręs ar neperėjęs per skirtingus istorinius laikotarpius. Ir jisai mane skatino išmokti pirmą vairuoti traktorių, kai man dar net nėra 16 metų. Tada greitai išsilaikyti teisės, būti nepriklausomai. Galiausiai jis pats kaime vienas pirmųjų turėjo mašiną, televizorių, kompiuterį, tuo metu dar prisimenu. Ar ne, visiškai? Veždavo į laisvalaikis, tai jis veždavo už 5 km esančią į biblioteką ir tenai prisimdavom knygų, perskaitydavom per savaitę ir po savaitės vėl savaitgalio pramoga važiuoti į tą biblioteką už 5 km. Ir pamenu netgi pirmoji mašina, kurią
išlaikius teisės irgi aš įsigijau, senelis man pasakė, kad ne, tu nevairuosi mano mašinos, aš noriu, kad tu būtum nepriklausoma, aš tau dabar duodu vat, tą įnašą, nupirksiu tau mašiną, bet tai yra tavo atsakomybė. Jeigu kažką padarysi jai, sudaužysi, ne taip vairuosi ir panašiai, elgsies neatsakingai, tai bus tavo pilna atsakomybė ir tavo pasiekmes, remontas, kiti dalykai nebegausi. Ir jis tikrai labai stipriai mane skatino būti drąsiai, nepriklausomai ir daug labai padėjo bet labai. Bet pačiu atsakingai. Ir atsakingai, taip atsakingai už save. Ir dar galiausiai gal dar tas momentas, kad aš augdama žinojau, kad mano seneliai nuolat kalbėdavo, kad mūsų sveikata jau blogėja ir mes nežinom, ar mums pavyks tave išleisti į 1 klasę. Tada girdėdavau, kad tik tu pabaigtum 4 klases, kad tu pabaigtum 10 klasių, kad tu pabaigtum 12 klasių, kad pamatytumėm universitetą, tada vestuves, pirmąjį vaiką ir tą vis girdėdavau. Ir tai mane nuo labai ankstyvo amžiaus, netgi aš prisimenu šį pokalbį, kai man buvo 6 metai, kai seneliai kalbėjosi, galvodami, į kurią mokyklą mane leisti 1 klasę, kaip vežios, nes ta mokykla buvo toli. Ir man tai užsifiksavo kaip tam tikras gyvenimo laikinumo momentas. Aš supratau kad gyvenimas nėra tau tiesiog duotas, kad tu turi branginti, ką turi, branginti aplinką, senelius, branginti, kad tu gali išeiti į mokyklą, kad man pavyksta ir aš nežinojau kiek. Ir aš žinau, kad norint man gyvenime, kad aš kažką pasiekčiau, už mane kiti to nepadarys. Aš pradedama 1 klasę žinau, kad aš turiu gerai mokytis, stengtis, kad mane išgelbės mokslas ir toliau sekantis edukacijos laiptai ir panašiai. Ir aš žinojau, kad aš viską pasieksiu pati. Tai užsifiksavo labai jaunam amžiui nuo 6 metų. Ir lydi tave iki šiol ir iš tikrųjų nuostabių dalykų atneša. Žinai, kažkas klausydamas tavo istorijos galbūt pasakytų, kad tu užaugai gal tokiam tam tikrą prasme nepritekliuje, kad, žinai, truko pramogų, kaip dabar mes tai įsivaizduojame. Žinai, kad ten kažkokių žaislų, ėjimo, nežinau, į miestą, ten dar kažkur, žinai, tu sakai, mano pramoga buvo biblioteka. Tai aš tikiu, kad dažnai kartais ir sakoma, kad vaikams reikia suteikti galimybę nuobodžiauti tam, kad pradėtų vystytis jų kūrybiškumas. Taip. Ar manai, kad tavo atveju irgi kažkiek to buvo? Visiškai taip. Tai būtent tos ir artimiausias miestas, Kupiškis, buvo už 25 km. Mes važiuodom į jį kartą į mėnesį ir į turgų apsipirkti kažkokių būtiniausių produktų, ko patys kaime negalėdavom pasidaryti, nes auginom ir karves, ir visus daržovės ir panašiai. Tai viską, net ir sviestą, duoną kepdavom, tos visas patirtis. Ir savo vaikus augindama, aš irgi stengiuosi joms labiausiai turbūt kūrybiškumą įskiepyti, nes tai buvo manyje nuo ankstyvo amžiaus. Pavyzdžiui, šią vasarą su vaikais keliavom į Italiją, bet ir kiekvieną dieną eidavom po vieną muziejų, nes aš esu pirmoji mano specialybė kultūros istorikė, mano vyras pirmoji jo specialybė istorikas, mums muziejai yra labai patinka. Ir mes norim, kad ir vaikai jaustųsi muziejuje gerai. Todėl eidami į muziejų, aš vaikams nuperku po sąsiuvinį ir parašau po užduotis, tarkim, surasti muziejuje mėlyną spalvą, pasisveikinti itališkai su bilietų kasininku, tada nufotografuoti muziejuje paveikslą, kuris labiausiai patinka, surasti judantį eksponatą, nupiešti laiptus, suskaičiuoti, kiek iš viso yra laiptuose pakopų. Ir iš viso jos atlieka apie 20 užduočių, prašo dar ir jos yra tokios laimingos, tokios patenkintos. Tai labiausiai, ką noriu duoti joms, mąstymą, kūrybiškumą, kad viskas nėra padėta ant lentelės. Ir netgi aš manau, kad mano vaikams dabar yra 7 ir 5 metai, aš manau, kad aš ant vienos rankos pirštų suskaičiuočiau, kiek aš esu joms pirkusi žaislų. Visus žaislus jos arba gauna dovanų per gimtadienius, aš neperku, aš joms duodu patirtis. Pavyzdžiui, net ir stengiuosi kartą per savaitę arba vienas išėjimas į gamtą, kur nors čia aplinkui vaikštame regioniniam parke, arba į muziejų. Ir tą labiausiai stengiuosi jums suteikti. Tai yra taip gražu, žinai, ne kiekvienas galbūt net sugalvoja tokius dalykus, tai čia yra labai didelis privalumas, kai mama irgi yra kūrybinga, bet kita vertus, žinai, gal šio pokalbio kontekste galbūt ir svarbu būtų pabrėžti,
ar tikrai tai yra tik duotybė, ar vis dėlto tai yra pastangų, noro ir kitų, žinai, elementų, kodėl tu tai darai, kaip tau tai pavyksta, nes tikėtina, kad, na, ir kitos galėtų. Tam reikia pastangos, susiplanavimo, pasiryžimo. Pavyzdžiui, mes su vyru irgi esam be galo užimti daug darbų, dar papildomai savaitgaliais, aš vis dar turiu savo močiutę, tai retsykiais, kas antrą savaitgalį nuvažiuoju, aplankau ir tie savaitgaliai ištirpsta arba pas vyro mamą ar panašiai. Bet mes esam pasižadėję, kad mes šeimoje susėdom ir susitarėm dėl tam tikrų taisyklių. Tos taisyklės tai yra dėl maisto, dėl namų tvarkos ir susitarėm su vyru ir kartu su vaikais, netgi jiems paaiškinom taisyklės, kaip norim palaikyti tvarką jų kambaryje, kaip elgsime savaitgaliais, kada žiūrėsim, kada nežiūrėsim filmukus. Ir ta šeimos taisyklė yra ta, kad į mėnesį 2 kartus mes turim išėjimą į muziejų ir lygiai taip pat į lauką 2 kartus, kažkur į pažintinį taką ir panašiai. Ir kai yra tas pasižadėjimas ir įprotis, tai pradeda darytis natūralu. Ateina savaitgalis, tu neimi galvoti, ką čia nuveikti. Tu žinai, arba į gamtą, arba į muziejų. O nuo kokio amžiaus mergaitėms pradėjote tai diegti ir nuo kada jos jau sąmoningai galėjo priimti? Dabar mano mergaitėms vasarą sukako 7 ir 5 metai. Tas amžius, kur jos jau dabar tikrai galime su jomis pasikalbėti, reflektuoja ir panašiai, laukia, žino taisyklės. Pradėjom nuo anksti, nuo 3 metų. Netgi, bet tai tapo kažkaip... Mes eidavom į muziejų, o tada jos eidavo šalia ir tai tapo natūralu. Netgi labai ankstyvo amžiaus, sakyčiau, net anksčiau, aš prisimenu, kai dar buvo tik tai pirmagimė Kotryna, mes veždavomės ją į visus vienus muziejus. Paryžiaus muziejus, 1-2 metų vaiką. Ir aš dar turiu nuotrauką, kai tas 2 metų vaikas Luvro muziejuje, jis tiesiog atsisėdęs ant žemės su spalvotais pieštukais piešia, o iš pradžių aš vaikštau po tam tikrą salę, tada apsikeičiam su vyru, aš papiešiu su vaiku ir jis apvaikšto tą salę. Tada pereinam į kitą salę ir vėl jinai kažką piešia ir tada vėl atvirkščiai. Bet kaip svarbu, kad jūs turite bendrą interesų lauką su vyru, ar ne? Ir jūs tada labai natūraliai turbūt pasiskirstate. Ar jums vis dėlto reikėjo išsidiskutuoti tas taisyklės, kad vėlgi, kaip mes elgiamės, kai esam vieni, nes vis tiek kurį laiką buvote be vaikų, ar ne, paskui jau gimė vaikai. Ir man buvo labai gražu, žinai, irgi paskaityti tą etapą, kuomet tu 19 metais, žinai, dalinaisi, kaip tu jau antros mergaitės tapai mama, nepaslaptis, kad jos, 7-5, tai jos taip vadinamos pametinukas. Tai iš tikrųjų ir tas toks natūralus, žinai, toks, taip, mes susipykom 25 kartus, ten buvo dar ašarų pakalniai ir ten dar kažkas, bet tai mūsų nesustabdė eiti, pasidomėti ir netgi tavo vyro tas, eik, pasiganyk, nes čia jau tikrai yra tavo ir žinai, tai tarp jūsų yra būtent ta darna ir labai suvokimas, ar ne, kaip daug jums tai reiškia. Mes su vyru susipažinom 1 kurse, 2 kurse studijų apsigyvenom kartu, po 4 kurso susitokėm. Dabar jau prabėgo 10 metų santuokos ir 15 metų draugystės. Labai ilgas laiko tarpas. Ir mes labai jauni tikrai sukūrėme šeimą ir tai buvo tas augimo etapas, 20+, net ir 30+, keičiasi darbai, asmenybės transformuojasi ir panašiai. Bet labai svarbu tam tikrose etapuose, nežinau, susėsti kaip šeimai ir truputėlį sinchronizuotis. Kas tau svarbu, kas man svarbu. Pavyzdžiui, mano vyras gali pasakyti, man svarbu sportas, man svarbu išeiti, pasportuoti, pažaisti lauko tenisą. Aš norėčiau tam skirti į savaitę kartą ir man tai yra tas labai svarbus ištrukimas. Gerai, aš įsiklausau ir tada, nepaisant to, kad, nežinau, gal vaikai labai maži, sunku, bet ir panašiai, tai yra jo laikas. Tada aš pasakau, kas man svarbu. Man svarbu, tarkim, ar pabūti vienai, ar pasivaikščioti, ar išeiti, ar padirbėti anksti ryte ir panašiai. Tai labai svarbu, kad pasakytumėt, abu pasakytų, kas yra svarbu ir abu būtų pasiruošę įsiklausyti. Taip, ir
čia, man atrodo, yra svarbiausias momentas ir gal įdomu, kaip yra jūsų poroje vien dėl to, kad dažniausiai vienas yra tas, kuris nori kalbėtis, kitas, kuris visai nenori. Ir būtent čia turbūt ir yra pagrindinis klausimas, ar jūs abu esate linkę išsikalbėti, kai kyla kažkokių nesutarimų, problemų, ar vis dėlto vienas iš jūsų, kaip standartiškai būna, yra tas daugiau komunikuojantis ir kažkokiu būdu rado raktą į širdį, kad vis dėlto irgi norėtų kartu susėsti ir pasikalbėti ir išklausyti. Turbūt, sakyčiau, mano labiausiai pokytį 30 metų lėmė podcastai, knygos, audio knygos ir tas gal įėjimas į saviugdos, savo minčių, mindfulness, sąmoningumo supratimo, psichologinį lauką. Ko anksčiau tiesiog dirbdavau, o ta psichologija gal netaip stipriai rūpėdavo. Bet tuomet, kai pradėjo rūpėti psichologiniai aspektai, nežinau, gera emocinė erdvė ir panašiai namuose, ir pradėjau klausyti daugiau podcastų, norėjau inicijuoti pokalbius apie tai su vyru, bet jam tam tikra terminologija net nebuvo žinoma, kas yra sąmoningumas arba ir panašiai. Tai ką aš pradėjau daryti, aš pradėjau jo pasiklausti, ar būtų galima vietoj filmo šiandien pažiūrėti podcastą. Jis man yra labai svarbus. Arba paklausyti audio knygos tam tikrą ištrauką, kol važiuoja mašina kelyje ten kelias valandas. Tai man yra labai svarbu, noriu, kad įsiklausytum. Ir partneris sutinka, tada po to pokalbio jam atsiveria tam tikros mintis, klodai, nes kartais reikia, kad iš išorės ateitų mintis, nebūtinai antroji pusė. Taip. Tada paklausiu, kokių minčių jam sukėlė ir panašiai. Ir tada aš jį, kaip pirmoji, ar ne, pradėjau domėti saviugdą, sąmoningumu ar panašiai, tada pradėjau atvedinėti jį link to. Jis pradėjo klausyti tam tikrų podcastų. Dabar jis pradeda klausyti podcastų irgi apie mitybą, laiko planavimą, emocijas, tikslų kėlimą. Viskas tau iš paskos. Bet labai gražu iš tikrųjų. Bet svarbiausia, aišku, kad yra jam įdomu, kad tai tiesiog natūraliai, žinai, kad tai nėra primetama ir kažkaip per jėgą brukama. Ir nebūtina visko. Pakanka, tarkim, aš iš mano 100%, pakanka, kad jisai gal 10-20% paklausytų tai, kas man yra svarbiausia ir mes po to turėtumėm pokalbį. Pavyzdžiui, yra puikia knyga Brené Brown Sąmoningumo, dabar neprisiminsiu lietuviško pavadinimo, Pažeidžiamumo galia. Taip, klausiau tą knygą angliškai ir man taip įsiminė, kad aš paprašiau, kad mano vyras skirtų 20 minučių ir paklausytų kartu su manimi vieną skyrių, ištrauką. Ir tai irgi inicijavo pokalbius, o pokalbiai inicijuoja pokyčius. Bet žinai, tu sakai, kad tavo domėjimasis sąmoningumu viskas atėjo tam tikrame gyvenimo tarpsnėje. Bet turint omeny tavo požiūrį į gyvenimą, į tai, kokia tu augai, galų galia tai, kad augai be tėvų, bet su seneliais. Ir aš tokį, žinai, mane labai žavi, labai yra gražu, kaip tu pasakoji apie savo vaikystę su tokiu, žinai, su tokia šiluma, su tokiu nuolankumu, nes iš tikrųjų žmogusgi turi pasirinkimą, kaip reaguoti į tai, kad jis kažko gyvenime galbūt neturėjo. Tai vienas būtų sakęs, aš neturėjau tėvų, aš esu labai vargšas, aš labai esu likimo nuskriaustas ir dabar man visas gyvenimas yra juodas, aš nieko niekada nepasieksiu ir apskritai manęs visi turėtų gailėti. Bet tu, jau būdama vaiku, atrodo, tokia sąmoninga buvai ir tokia iš tikrųjų, pilna, sakau, gėrio, nuolankumo, galbūt pati papildysi šį sąrašą, kas tavo viduje gyveno tuo metu, kad tu taip gražiai tai priemi ir kaip tik išsinešiai tą žinutę, kad visa tai, ką aš turiu, nors tai yra žymiai mažiau negu kiti vaikai turi, tai yra labai daug ir tai man atneš labai daug per visą mano likusį gyvenimą. Daug kas gyvenime priklauso nuo požiūrio, nuo tai, į kokius praeities ar dabarties įvykius tu turi perspektyvą, kokį požiūrį. Ir negatyvios mintis, jų reikia kuo greičiau atsikratyti, išleisti, išlieti, neleisti, kad tai kauptųsi ir užimtų kažkokią tavo net dalį širdyje. Visą tai tiesiog išspjauti ir tada kuo labiau bandyti savo mintis kreipti į pozityvumą. Tai aš irgi bet kokius negatyvius dalykus, nežinau, emocinius, kurie momente dabar nutinka, ar ne, stengiuosi nepalikti vietos, kad tai negyžtų viduje. Ir stengiuosi kuo labiau viską žiūrėti
pozityviai ir su tuo dėkingumu. Ir aš turėjau labai labai mylinčius senelius. Jie suteikė maksimalę meilę, tai nebuvo tik tai priežiūra, globa ir panašiai. Tai buvo meilė, rūpestis ir mylim, tai reikia vaikui, kad jį mylėtų. Taip, išties. Ir grįžtant dar prie tavo vaikystės ir tos bibliotekos ir visų knygų, tai išties... Žinai, labai daug vaikų užauga, kurie sako, mane vertė skaityti. Arba ir dabar sako, o aš turiu pasižadėti, kad per vasarą perskaitysiu 2 knygas ir apskritai gal ir tėvų požiūris tas yra, žinai, kad reikia skatinti, bet iš tikrųjų tai mes nelabai žinome, kaip prie to prieiti. Tai tavo gyvenime knygos užima labai didelę reikšmę ir tikrai suformavo nemažą dalį, nes netgi skaitant tavo tekstus, tai koks yra tavo žodynas, jis, nežinau, yra kaip 3% populiacijos, kas tai prašo, tikrai visai kitaip. Ir tu tapai autorė. Tu išleidai savo knygą. Ir iš tikrųjų irgi tai paminėjai, kad 30+ norai pradėjo pildytis. Taip. Kad tu galėtum gyventi iš rašymo, ar ne? Kad tai visada buvo tavo svajonė. Šiuo metu tu dar išleidai Substacką ir turi tikrai jau labai didelę bazę savo prenumeratorių, aš tarp jų. Kiekvieną tekstą su didžiausiu malonumu skaitau ir tai tikrai būna tas, žinai, rytinis desertas, kurį tiesiog turi. Kaip tos tavo svajonės, kaip tu link jų ėjai ir gal tu kaip tik savo pavyzdžių galėtum ir kitus, žinai, paskatinti tą tokią meilę knygom atrasti ir tą magiją pamatyti. Aha, gerai, pabandysiu, tiek daug minčių sukėlė, pabandysiu dalim atsakyti. Dėl meilės knygom, man rodos, kaip aš dabar darau, mano Kotryna 7 metų pradeda skaityti, bet aišku, dar labai nenori ir labiau renkasi kitas veiklas. Bet aš pastebėjau, kas jai patinka. Jai patinka komiksus skaityti ir pabandyti gal, atrasti, kokio tipo knygos patinka. Dar taip pat pastebėjau, kad iš visų mano nupirktų knygų jai labiausiai patiko knyga, kurią paskolino draugė, kai jinai buvo ligoninėje, apie muminuką. Ir tada aš Vintede susimedžiojau visas įmanomas muminuko knygas ir jai irgi muminukas, ką veikia, pažiūrėkim, ką dabar daro ir panašiai. Tai pasistengti atrasti, kas tam vaikui yra įdomu ir tada tą skatinti. Ir turbūt ką aš dar darau, kad tai būtų prieš miegą irgi ritualas tam tikras. Nesvarbu, kad 5 minutės, gal pavartyti, gal perskaityti tik 2 žodžius, sakinį, pavadinimą, bet lašas po lašo viskas tas ir susideda. Tai turbūt nenumesti ranką, kad mano, nežinau, vaikas ar kažkas ar antroji pusė neskaito, bet vis po truputėlį pabandyti tą, pasiūlyti savo pavyzdžių, galiausiai savo pavyzdžių. Aš irgi stengiuosi nežinau, tarkim, savaitgalis namuose ir stengiuosi, kad vaikai nematytų, kad aš žiūriu į telefoną, bet pasiemu knygą, atsisėdu ant sofos, pasidarau arbatos, vaikai tuo metu žaidžia ir paklausiu, gal jūs ir norit atsėti šalia su savo knygom, pavartyti, paskaityti, nesvarbu, kad atsakymas būna ne arba susidomėjimas tik 5 minutėm, bet po truputėlį rodyti tą pavyzdį, ką tu pats darai. Aišku, jų pasirinkimas visų tų pramogų ir galimybių yra didesnis, jau ir tų dirgiklių ir kitų, kas nusikreipia. O dėl svajonių reikia nepamesti tų svajonių. Nes gyvenimas pasidaro labai praktiškas, vis labiau remiesi racionaliais argumentais. Apsimoka, neapsimoka, gerai, negerai, patogu ir panašiai. Aš irgi konsultuodama verslus arba žmonės, kurie nori pradėti verslą ir nori mesti savo samdomą darbą, kartais girdžiu, kad 10 metų noriu tą daryti. Netgi labai žinau konkretą pavyzdį dabar mintise, kur 10 metų trokšta, turi savo aistrą, kiekvieną savaitgalį gilinasi į tą aistrą, bet nesiryžta mesti darbo. Bet ta aistra, tas hobis yra visą laisvalaikį užėmęs. Tai turbūt nereikia, nes kuo toliau metai bėga, tuo mes galim darytis neryžtingesni, priprasti prie esamų sąlygų ir panašiai. Ir vėl kaip veikia smegenų tas neuroplasticity, net neuroplastiškumas. Taip, neuroplastiškumas. Jis irgi rekomenduojama išbandyti vis naujus dalykus, neleisti, kad tavo smegenys eitų tik tai vienodu šablonu, bet mokyti, kad susidarytų naujos neuronų jungtis ir mokytis naujų dalykų.
Išbandyti naujus dalykus. Taip, ir čia iš tikrųjų palėtė į tokią temą, kurie man ir su galių moterimis siejasi ir apskritai su moterimis, kurios galbūt ryžtingiau kartais keičia profesinę sritį, tikėtina su tuo yra susiję ir nėštumai, ir gimdymai, irgi kažkokios tokios transformacijos, tiek kūno, tiek mąstymo, žinai, ten ir hormonai, ir visi šitie dalykai. Vyrai galbūt dažniau būna pastovesni. Aišku, jiems irgi yra kitas momentas, kad jie turi būti tie mamutai, žinai, kur turi pasirūpinti šeima ir panašiais dalykais. Bet kaip, pavyzdžiui, tu eini per tą, kad pati pakeitei ne vieną profesiją, pirmiausia, esi istorikė, taip pat esi gidė ir irgi nenumetei to. Esi autorė, dirbai prezidentūroje patarėja. Ir tada tu sugalvojai, ar ne, po kurio laiko vėlgi, kad tau negera, tau ten nebetinka. Ir tu pradėjai tiesiog, na, aš jau gal įvesiu, gali ir pati papasakoti tiesiog, nes ten yra visas tavo procesas, aš žinau jau jį, kaip tu išsigryninai, kaip tau, kuom tapti, ar ne. Bet vėlgi tai buvo sąmoningas ėjimas prie kažko naujo, kad tu gyventum taip, kaip tau įsivaizduoji, kad būtų gera. Tai mano klausimas ne tik gal apie tą būtent procesą, kaip tu rinkaisi, bet kaip tu jautiesi tame, kad tu nuolat kinti ir vis save tarsi apibūdini kitų žodžių, žinai? Nes vat yra tas momentas, kad moteris, jinai tai blaškosi. Žinai, tai jinai tai neišsirenka. Tai va, koks tavo požiūris į tai? Ir kai tu negali galbūt vienu žodžiu įvardinti, kas tu esi. Man atrodo neteisinga, kad žmogų turi apibrėžti viena specialybė, kurią jisai pasirinko pirmaisiais ten studijų metais, iš karto po mokyklos. Šiais laikais, net tuo metu, dabar žmonės keičia profesijas mažiausiai 7 kartus. Bet čia, aišku, užsienio rinkoje, JAV rinkoje, Lietuvoje tų tyrimų nėra tiek daug padaryta šitoje srityje. Manau, kad netgi nuo 7 iki 14, kiek aš prisimenu tyrimus, keičia kartu savo profesiją. Tai žmogus yra nuolat tobulėjantis ir besikeičiantis. Ir dar studijų metais man labai patiko Leonidas Donskis ir jeigu man kažkas labai patinka, aš įninku į tai labai giliai. Tai aš perskaičiau visas Leonido Donskio, pirmiausia, tuo metu straipsnis, publikacijas. Tada peržiūrėjau visas laidas be pykčio. Tada YouTube'e susiradau visus įmanomus interviu su juo, angliškas paskaitas, kuris pasakoja apie Šekspyrą. Ir viską geriau to žmogaus ar ne žodžius ir išminti. Ir vienas sakinys, kuris man įstrigo jau prieš 10 metų, buvo, kad vienas gražiausių dalykų gyvenime žmoguje tai yra gebėjimas save nuolat koreguoti. Nelikti tuo pačiu, leisti savo keistis. Tarkim, šiandien man patinka dirbti marketingo srityje su brandais, su verslais. Aš sau leidžiu. Rytoj tai man gali nebepatikti, po metų tai man gali nebepatikti. Galbūt po metų aš norėsiu būti, tapyti paveikslus, interjerą dekoruoti, drabužių dizainerė, dar kažkas būti. Ir reikia palikti savo vietos erdvės, neužsistatyti savęs, neapsiriboti savęs. Čia kokia svarbi mintis ir aš taip noriu ją iš tikrųjų pabrėžti visom, leisti savo save koreguoti. Taip. Tai yra taip stipru ir taip svarbu. Ir žinai, sakau, ir būtent tame kelyje, kur atrodo nebepatinka ir tada jau pradedi galvoti, kad galbūt kažkas su manimi yra negerai. Tai vat irgi toks turbūt yra ta riba, ar ne, kur tu gal ir blaškaisi, galbūt reikia tiesiog daugiau darbo įdėti, daugiau pastangų įdėti, nes galbūt tas auksinis kasnelis, jisai truputėlį yra giliau, ar ne, reikia tiesiog nesiblaškyti ir ten visą laiką sakyti, kad aš savęs ieškau, bent jau man taip atrodo, bet visai kas kita, kai tu išties kankiniesi arba jauti, kad tavo potencialas yra visai kitur. Ir dažniausiai žmonės kankinasi galvodami, ką visuomenė, ką kiti pagalvos. Pavyzdžiui, kai man reikėjo padaryti tam tikrą perėjimą nuo konkrečiai akademinės ryties, nes aš studijavau netgi po magistratūros, dar įstojau į doktorantūrą. Ir po to priėmiau sprendimą, kad visgi po 4 metų aš tikrai nenoriu, bent jau šitam gyvenimo etape, būti akademinėje srityje ir mane labiau traukia kiti dalykai. Aš tada išsigryninau, kur aš savo laiką ir energiją noriu skirti, kur yra tas dalykas, kuris mane traukia. Ir tada pagalvojau, gerai, man labai baisu, ką pagalvos kiti. Mano dėstytojai, šeimos nariai, aplinka. Ir aš paėmiau, susirašiau sąrašą žmonių,
kurie pagalvos apie mane blogai, jeigu aš nutraukčiau doktorantūros studijas. Ir tada, kaip susirašiau realiai sąrašą vardus pavardes, pagalvojau, kad gal 4 punktą išbraukti, 5 irgi, ir pamačiau, kad iš tikrųjų aš bijau taip 2-3 žmonės. Ir aš nekeičiu savo gyvenimo vien dėl to, ką pagalvos 2-3 žmonės. Jie gali pagalvoti 5 minutės, pusvalandį kažką blogai, bet jie toliau gyvena savo gyvenimą, tu savo gyvenimą. Negalima, kad aplinka arba kiti žmonės nulemtų tavo gyvenimą, nes galų gale gyvenimo pabaigoje svarbiausia, ką tavo sprendimai, ne kitų, ką tu padarai, ar tu jausiesi laimingas. Mano vyras beje perklausė knygą, ką žmonės galvoja mirties patale. Man sakė, kad nerekomenduoja klausyti, nes sudėtinga knyga, bet šiek tiek perpasakojo tą knygą. Ir iš tikrųjų, kad žmonės labiausiai gailisi to, ko nepadarė. Ne tai, ką padarė, ką įgyvendino, bet kokią ugnį turėjo viduj, bet jos neišpildė, nerealizavo. Ir jie gyvena su ta ugnimi, kuri ugnis po to virsta kartėliu, pagieža, nusivylimu, negatyviamis akimirkomis. Galų gale nelaimingų gyvenimų. Tokį nepripildytų ir laimės, ir savirealizacijos, ir kitų jausmų. Galų gale, žinai, yra labai populiarus tas pasakymas, dabar tik tai autorius neprisiminsiu apie tai, kad daugiausia apie save galvoji tik tai tu pats. Taip. Niekada niekas kitas apie tave negalvoja taip daug, kaip tu apie save. Tai jeigu kažkas sužino žinią apie tave, kaip tu sakai, pusvalandį galbūt ir pagalvoja, bet iš tikrųjų užsisuka ir pradeda gyventi nuosavus gyvenimus, o tu ten kažkaip dar prasuki savo galvoje, o ką, o kaip, o iš tikrųjų tavo gyvenimas laukia tavęs, kol tu jį nugyvensi. Ir dar vieną patarimą prisiminiau, kurį buvau išgirdusi iš savo coacherės, kurią susiradau irgi UK. Tai tas patarimas man iš tikrųjų labai padėjo tam tikrose sunkiose situacijose. Patarimas buvo toks: kai atsikeli anksti ryte, dar guli lovoje, pusiau sąmoninga, pusiau ne, pagalvok, ko nori tavo protas. Protas dažniausiai viską racionalizuoja. Aha, tokia ir tokia diena, atsikelti pusryčiai, vaikus į darželį, darbas, nepamiršti ten, užvažiuoti ten ir ten. Tada pagalvok, ko nori tavo kūnas. Ir kiekvieną kartą aš pastebėjau, kad tas kūnas nori skirtingų dalykų. Vieną rytą kūnas nori pajudėti, prasimankštinti, pabėgioti, saulės, išsiražyti. Kitą dieną kūnas nori tingiai susisupti į merino vilnos megztinį. Trečias momentas tai yra protas ar ne kūnas, ir tada pagalvok, ko nori tavo širdis. Arba kitaip sakant, vidinis vaikas. Tai yra, nežinau, gali tas vidinis vaikas kiekvieno vis skirtingas, tai gali būti, nežinau, gal tarkim mano atveju 12 metų mergaitė, kuri ten svajoja, bėgioja laukais ir turi neribotas kišenes tų visų svajonių prisikrovusi. Ir aš tada pagalvoju, aha, o ko nori mano neracionalus protas, bet vidinis vaikas. Vidinis vaikas nori pasimti savo desertą, pasimti savo matcha latte. Vidinis vaikas nori pasivaikščioti, daryti crazy dalykus, apsirengti kažkaip, ne taip kaip įprastai, išskirtinai ir panašiai, sau skirti laiko ir panašiai. Tai vat, žmogus būna laimingas ir darnoje, kai 3 elementai, jie būna susisieję, kai kūnui viskas gerai, tavo protui viskas gerai ir tavo širdžiai, vidiniam vaikui yra viskas gerai. Ar tau šituos dalykus užtenka tiesiog pagalvoti, savo, žinai, kažkaip susidėlioti mintise, ar vis dėlto geriau užsirašyti? Geriau užsirašyti, visada geriau užsirašyti. Bandydavau mintise susidėlioti, padėdavo, bet kai realiai tą praktikuoji, po kiek laiko truputėlį nustumdavau į šoną, pasimiršdavau ir kai užrašai, visiškai pasikeičia. Netgi aš dabar pradėjau savo dienos eigoj nebe mintise pasakyti, bet užrašyti, už ką esu dėkinga. Užrašysiu tai dar minutę, tai pakontempliuoti, padėkoti ir pabūti tam dėkingumo jausme. Pavyzdžiui, nežinau, šiandien diena. Apie šiandien dieną aš galiu mąstyti arba iš tos pusės, kiek visko daug, kaip nespėjau, kaip čia pavargau dar kažkas, daug darbo, anksti kėliausi, neišsimiegojau. Apie šiandien dieną gali mąstyti iš kitos perspektyvos, kaip nuostabu, man pavyko tiek daug pasidaryti, susitikti su nuostabiais žmonėm, pasikalbėti ir kaip smagu, kaip gera, ir po to dar atskirsiu laiko
per kamščius važiuodama atgal mašinoje, gal pasiklausyti muzikos ir išsidainuoti. Ir kaip gerai, kad aš turiu tą laiką ir gal nusipirksiu šiandien kokį nors, nežinau, kažką labai skanaus valgyti užsisakysiu, nes negaminsiu grįžusi. Bet žinai, aš įsivaizduoju, kad tai yra labai toks teisingas mąstymas, labai pozityvus ir labai iš tikrųjų norėtųsi visada tuom vadovautis, bet ne visada pavyksta, žinai. Ir kartais atrodo, kad aš neturiu jėgų save kažkaip nuteikti. Ir aš apie tai netgi pagalvojau, skaitydama tavo įrašus, kai tavo mergaitės buvo visai mažas. Ir atrodo, tu irgi pasidalini, o Dieve, ten ir tas, žinai, ir ten tikrai su dviem tokiais mažais vaikais visokių dalykų įvyksta, su vienu užtenka, o čia su dviem. Ir man jau tada kilo klausimas, kaip tu sugebi save nuteikti ir tai vat kiekvieną kartą, bet klausimas, ar kiekvieną kartą ir jeigu kiekvieną, tai persukti tą savo mąstymą, kažkaip aš suprantu, kad sąmoningai, bet galbūt ir kitos mes galėtume iš tavęs to išmokti, kažkaip dažniau padaryti. Žinai, ir būtent kiekvienoje toje sudėtingoje situacijoje vis tiek rasti atspirties tašką. Turbūt dalykas, kurį aš tikrai sąmoningai stengiuosi daryti ir net dar labiau suaktyvinti, tai yra, jeigu mano mintis nukrypsta į negatyvę pusę, tuoj pat pastebėti. Jeigu kažkas lanko terapiją, tai turbūt terapijos ar ne psichologas ar psichoterapeutas taip pat pasakytų, kad pastabumas, savo minčių pastabumas, sekimas yra vienas svarbiausių dalykų. Pastebėk, kaip tavo mintis veikia. Labiau pozityviai, negatyviai, kur kokius dalykus užfiksuoja. Ar ateina kažkoks, nežinau, pykčio momentas, ir kodėl ateina ir panašiai. Tai jeigu aš pastebiu, kad mano mintis eina labiau į negatyvę pusę, aš taip pat stengiuosi tai pastebėti, pagalvoti kodėl ir stengiuosi pakreipti tai labiau į pozityvę. Ir stengiuosi išvalyti, nežinau, savo vidų, kad nebūtų susikaupusio to pykčio, negatyvios energijos, nes tai nieko neduoda, visiškai nieko neduoda. Aš kaip tik klausiau tokio sukarpito tiesiog pokalbio vienos mokslininkės, kuri tyria smegenis. Ir jos buvo toks labai įdomus pasakymas apie tai, kad kiekvienas maistas, kurį mes pasirenkame, yra būtent mūsų smegenų maistas. Jis visiškai tiesiogiai veikia mūsų smegenų veiklą ir lygiai taip pat negatyvios arba pozityvios mintis. Tai būtent taip jinai irgi visiškai išsijungia netgi ir socialinių tinklų neigiamus kažkokius dalykus, žinutes, kad ir, žinai, mes irgi tokiame kontekste esam, kur keleri metai, žinai, tai pandemija, tai karas ir tokie dalykai. Tai tiesiog žmogus sąmoningai tam užsidaro, nes supranta, kad tai formuoja mano mąstymą ir atgal jis pats savarankiškai nesugrįš. Tai ar buvo žmogus galbūt, kuris tau kaip ir pasiūlė šį būdą su savimi dirbti ir sąmoningai šitos dalykus daryti, ar tu tiesiog iš savęs tą kažkaip po truputį suformavai ir pradėjai praktikuoti? Turbūt taip prisirankiojau iš podcastų. Kiekvienam podcast'e ar knygoj, kurią klausau, skaitau, būna mintis šia linkme. Tada tų minčių susideda jau 10-20 ir tada iš tų minčių sudarai tą vieną ar ne mintį, kad pirmas žingsnis, kurį man reikia pasidaryti, norint ten geriau jaustis, tai atsisakyti arba tų negatyvių minčių, nes gal jos per daug užpuola. Bet taip pat visai neseniai pirmą kartą esu nuėjusi į terapiją. Planuoju toliau tęsti po vasaros atostogų ir būtent terapijoje man taip pat pasakė mintį labai padėjusią, kad kiekvieną mus kaip asmenybę sudaro 3 tokie žmonės arba 3 veidai, ar ne? Pirmasis tai yra vidinis vaikas, mūsų svajonės, ko mes trokštam ir panašiai. Antrasis tai yra sveikas suaugęs arba racionalus protas, o trečiasis tai yra vidinis kritikas. Ir vidinis kritikas yra visada šalia. Jis kritikuoja dėl to, kaip atrodai, ką pasakei, esi nepakankamas, nemyli savo atvaizdų veidrodyje ir panašiai. Daug dalykų jis nemėgsta. Jis visada su mumis. Ir svarbiausia, kiek tas vidinis kritikas užima tavo minčių. Ar jisai užima 10%, 5% ar virš 50%. Ir vėl pastebėti, kada vidinis kritikas ateina konkrečiai pas mane ir ką jisai sako, kodėl, ir tada pabandyti jam atsakyti arba, nežinau, galima identifikuoti, taip, žinau, tu dabar man lenda tokia ir tokia mintis. Aš ją identifikuoju, matau, ačiū už tą mintį, bet aš turiu kontraargumentą ir panašiai.
Tiesiog ta minčių higiena, turbūt. Žinai, tai skamba labai natūraliai, kai tu jau tai pradedi praktikuoti, bet aš manau, kad tavęs besiklausydamos moteris tikrai pamatys tą pavyzdį, žinai, kaip realiai galima tą taikyti. Ir iš tikrųjų tu turi labai gražią savybę ir iš tikrųjų tu išskiri tai kaip ir darbą, nes netgi man labai patiko viena tokia tavo frazė, kur sako, tas darbas buvo vienas neromantiškiausių dalykų mano gyvenime, bet aš jį priėmiau, nes aš jį pasirinkau. Taip. Ir tu labai dažnai kalbėjai apie tai, aš tiesiog imu ir darau, dirbu. Labai labai didelį juodą darbą, tiesiog nudirbu. Tai iš tikrųjų labai daug pasako apie tave ir tavo požiūrį apskritai į viską, ko tu imiesi. Bet kitas dalykas, aš svarstau, kaip tau pavyksta netapti batsiuviu be batų. Žinai, nes netgi mes su tavim, kai pirmą kartą buvom jau susitikusios kaip su brendo strategė, ir tu man irgi sakai, bet aš prieš 2 metus nusprendžiau, kad aš būsiu brendo strategė. Taip. Ir aš save sukūriau. Taip. Tiesiog step by step, žinai, ir kaip pavyksta tau laikytis tos linijos, žinai, nes mes dažnai podcastų klausom, į konsultacijas nueinam, lyg ir planą turim, bet vis tiek mes jo nepildom, žinai, arba ne iki galo, arba kažkur pametam, kur jau dalis ta, kuri man jau nebe tokia smagi ir tu sustoji. Kaip tau pavyksta? Vėl per nuolatinę savistabą. Jeigu labai, tarkim, intensyvūs mėnesiai ir daug konsultacijų ir aš ryte atsikeliu ir aš identifikuoju, kad jau labiau einu pas klientą su tokia prigesinta energija negu su teigiama. Tada iš karto pagalvoju, gerai, kodėl taip nutiko? Aš nenoriu, kad būtų šita energija. Galbūt overbookinau save per daug konsultacijų. Ką reikia padaryti, kad tai pasikeistų? Nuolat identifikuoti, kodėl tai nutinka. Ar lengvai tavo atsakymai ateina? Kodėl tam tikri dalykai pas tave sustoja arba kaip tik tave pradeda netenkinti tavęs? Užtrunka net keletą mėnesių. Labai svarbu kalbėtis, jeigu nežinai atsakymo ir nerandi jo internete, audio knygose, niekur kitur, kalbėtis su žmonėm. Nebūtinai su vienu, nes vienas žmogus tau atneš jo požiūrį ir perspektyvą, bet pabandyti nueiti tiesiog neprašyti atsakymo, bet išklausyti kitų žmonių minčių. Aš tada susitinku su draugėmis, pažįstamomis ir bandau pasižiūrėti, kaip jos mąsto. Iš vienos paimu 5%, iš kitos dar ir panašiai. Tai, kas man tinka. Bet jo, jeigu mano kūnas jaučia, kad kažkas negerai, arba protas jaučia, arba širdis jaučia, kad kažkas negerai, aš bandau iš karto identifikuoti, kas, kodėl taip nutiko ar panašiai. Bet ir kita vertus, tau tikrai netrūksta ryžto, tokio darbštumo, ar ne? Nes kartais būna darbų, kurie yra nemalonus, bet jie yra būtini. Taip. Ir tu kažkaip jos padarai. Ir kitas momentas lygiai taip pat su tavo karjeromis. Iš tikrųjų yra įspūdinga, baigiai istoriją ir antropologiją, ar ne? Visus tos darbus, kurios dirbi, ir bibliotekos, ir straipsniai, žurnalus, ir knygą leidai. Ir paskui, bam, prezidentūra. Ir tave labai greitai paaukštino pareigose. Iš tikrųjų, tu tokia jau tiesioginė prezidento patarėja tapai. Vėlgi, kaip tu į tai ėjai, nes aš įsivaizduoju, žinai, lietuviams labai dažnai yra būdingas tas imposterio sindromas, kur tu atrodai nevertas arba tam kažko tau trūksta. Kaip tavo gyvenime tas buvo? Aš neleidau, kad tam specialybė ar mano darbas mane apibrėžtų. Aš visada žinau, kad aš esu Sonata, kūrybinga asmenybė, galinti, struktūruota ir galinti rasti sprendimą, o kokį darbą dirbsiu. Man, nežinau, svarbiausia, kad tai atitiktų mano gebėjimus, labiausiai įrankius ar ne, kuriuos aš turiu, kad juos galėčiau panaudoti. Tai aš baigiau kultūros istoriją, tada pradėjau dirbti bibliotekoje, atsakinga už kultūrinę komunikaciją, tada parašiau knygą, vedžiau ekskursijas ir tada nusprendžiau magistratūrą baigti TASAPMI politiką ir medijas, nes norėjau gauti platesnį mąstymą ir perspektyvą. Tuo metu prezidentas kandidatavo, vykdė rinkiminę kampaniją ir aš paėmiau tiesiog, pamenu, mano vaikui buvo keli mėnesiai, gal kokie, taip visai nedaug. Ir aš tiesiog emocijų vedama, nes o ką aš galiu prarasti. Parašiau Facebook'o žinutę, kad ką tik tai stebėjau gyvą transliaciją, kur jūs pranešėt apie kandidatavimą. Nieko savo. Ir aš turiu tam tikrų įžvalgų kultūros srityje,
nes šitas laukas man yra pažįstamas, kultūros politika yra pažįstama ir panašiai. Ir mielai galėčiau tomis įžvalgomis pasidalinti. Ir gavau atsakymą, kad gerai, atsiųsk dokumentą su savo įžvalgom mintim, ką tu keistum, ką tu mastai ir nurodyti tam tikro žmogaus kontaktai, nes netiesi jam, bet atsakinga žmogaus. Ir aš tą darbą atlikau, bet aš atlikau nieko nesitikėdama, negalvodama apie jokį postą. Aš tiesiog norėjau tai, ką žinau, savo žinias atiduoti ir gal todėl ir šis darbas man labai tinka būti brendo stratege, nes aš turiu daug žinių, man tai patinka, tai tinka mano būdui tobulėti ir gauti žinių ir jas perduoti, nelaikyti tik tai savo. Tai aš sudėjau viską į dokumentą, nusinčiau ir viskas palikau, visi gali naudoti kaip nori, vietoj mano vardo pasirašyti savo pavardę ir naudoti ir įgyvendinti, imkit, aš neturėjau jokių lūkesčių, aš dariau savo dėl savęs. Iš gausos to. Taip. Ir tada gavau atsakymą, kad esu kviečiama į susitikimą su atsakingu asmeniu, tada po to susitikimo sekė dar kitas susitikimas, dar kitas ir aš vis buvau kviečiama pasidalinti tuose susitikimuose savo mintimis ir aš eidama į tuos susitikimus, aš negalvojau apie darbą, apie jokį postą, aš galvojau tik tai, kad kokios mano stiprybės. Mano stiprybės yra pasakyti tai, ką žinau ir neleisti, kad kitų nuomonė uždominuotų mano nuomonę. Tai nebūtų tik pritarėja, nebūti ta malonėja ir panašiai. Bet jeigu aš manau, kad tai neveikia, tai netinka, tai yra blogai pasakyti, aš nesutinku. Jūs darykit kaip norit, aš nesutinku. Ir aš visada, vėl, nebijodama, aš niekada nebijau kažko prarasti, bet dėl to ir visada su bet kuo kalbėdama aš tiesiog buvau savimi. Aš labai norėčiau kažkaip, žinai, taip gal pabrėžti tą frazę, nebūti pritarėja. Tai yra taip būdinga moterim, nes iš tikrųjų mes tokios labiau tos upės, ar ne, kurios savo vagomis ten prisitaiko prie to bendro srauto ir sudėtinga būna kartais išdrįsti, pasakyti, kartais tu netgi su sutuoktiniu galvoji, tai tiesiog nuolankiai ten kažką, žinai, priemi, arba, nebūtinai su sutuoktiniu apskritai gyvenime, arba ten darbe labai dažnai būna. Čia ta pati situacija, kur tu 10 metų blogai jautiesi darbe, bet grinai dėl to jausmo padaryti kitaip, arba prieš srautą, arba kitaip negu iš tavęs tikisi, tu tiesiog nuleidi ir to nedarai. Ir man taip patiko iš tikrųjų ta frazė, nebūti pritarėja, kas iš tikrųjų mums taip ganėtinai iš prigimties gaunasi, ar ne? Ir truputėlį kitaip, labiau savimi tikėti, savo stiprybėmis ir išsakyti tai, kad tu iš tiesų galvoji. Nes aš nenoriu, kad gyvenime atsirastų situacijų ar žmonių, kurios mane truputėlį, nežinau, ar ne, taip nuleistų ant žemės ir panašiai. Gali kažkas man pasakyti kontrargumentą, gali vykti batalijos, liuks, aš visada tą priimu, bet aš niekada nenoriu, kad, nes jeigu padarai vieną žingsnį, kuriame susimažini ir padarai tų žingsnių 10, 100, 200, tau vis sunkiau išdrįsti ir geriau žengti žingsnį į priekį, plėsti savo komforto zoną, ne komforto zoną, ar ne, kuriame dar jautiesi gerai, negu susimažinti ir bijoti, nes aš įsivaizduoju taip, kad mes esam įtalpinti vis tiek į tam tikrą dėžutę rėmus. Ir ta dėžutė gali būti tokia mus slegianti, kur mes vos pakeliam rankas ir neturime erdvės. Arba gali būti beribė, gali būti ta dėžutė svetainė, gali būti visas namas, gali būti visa Lietuva ir panašiai. Tai neturėti ribų, neleisti, kad mus kažkas lėktų. Yra tiesiog fantastika ir aš dar kartą įsitikinau, jau kokį 25 kartą, kaip teisingai padariau, kad tave pakviečiau į šį podcastą ir kad visos moterys išgirs tavo mintis, nes būtent aš manau, kad ne tik moterims, apskritai žmonėms tikrai labai trūksta to polėkio. Žinai, kartais tikrai būna tų ir gyvenimiškų situacijų, kas yra visiškai natūralu, žinai, bet būtent išgirsti tuos žodžius, kurie tau sako, žiūrėk, ta dėžutė, viskas tvarkoja, bet iš jos galima išlipti. Tai aš tau labai dėkoju už tą frazę, už tos žodžius, manau, kad jie yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų, kadangi kalbi apie tą, žinai, platų požiūrį, sparnų išskleidimą, apie ką dabartinė Sonata svajoja? Dabartinė mano būsena turbūt yra tokia saulėta vasara link rudens, šviesi, labai, labai šilta būsena, labai gera, tiesiog labai gera mėgautis tuo, link kur aš einu. Ir irgi su vyru neseniai kalbėjom, ko nori iš gyvenimo, ko jis nori, ko aš noriu. Ir aš sakiau, kad aš labiausiai noriu toliau augti kaip
asmenybė, kaip žmogus, kaip mama, kaip partnerė, profesinėje srityje. Man taip gera tobulėti, valgyti vis sveikesnį maistą, mąstyti vis pozityviau, būti vis kūrybiškesniai, labiau mėgautis, suprasti save ir labiau mėgautis, nes gyvenimas iš tikrųjų yra be galo laikinas ir dabar yra tas amžius, kai netgi 30 plus mūsų pažįstamų tarpe jau atsiranda ligų, tam tikrų nelaimių, netgi mirčių ir supranti, kaip tai yra laikina, neįtikėtinai. Ar ir šis argumentas tave veda į priekį, nes tavo labai sąmoningas yra pasirinkimas, pavyzdžiui, rinktis sveikesnę mitybą, tuo pačiu įdiegti tos įpročius visoje šeimoje, kad tai būtų ir vyrui artima ir tavo dukrytėm irgi. Tai čia iš to ir kyla, ar ne? Jo, iš to nuolatinio noro tobulinti kažką, tobulėti. Pavyzdžiui, su mityba mes irgi šeimoje pasitarėme, kad maitinomės pakankamai neblogai, bet visgi jaučiame, kad dar savijautai tai, ką valgome ir visų metais vis labiau atsiliepia. Išlenda tam tikros lygos, kur turbūt daugelis turime kažkokių antrinių, gretutinių ligų ir panašiai. Aš irgi turiu puokštę, mano vyras turi puokštę, netgi mūsų vaikai turi tam tikrų irgi ligų puokštę ir norisi vis labiau supranti, kad tai, ką valgai, atsiliepia tavo smegenim ir tavo veiklai. Netgi žiūrint podcastus, tam tikrus tyrimus irgi su mitybos specialistais arba neuromokslininkais paaiškėja, kad jeigu tu ryte suvalgai duoną su sumuštinė ar ne ir užgeri juoda kava arba iš viso nieko nevalgai, tai tavo produktyvumo lygis ir energijos lygis sumažėja 60%. Bet jeigu turite suvalgai kiaušinį arba suvalgai kažką žalią, brokolį su kiaušiniu, lašišą, tavo produktyvumo lygis irgi padidėja. Netgi yra tokie momentai, kaip atsiranda brain fog, tai yra smegenų tam tikras, ar ne, kai tu pamiršti, atrodo, tam tikrus dalykus. Toks arba kaip rūkas. Rūkas. Arba iš kur kyla pyktis netgi žmonėse, neigiama emocija, iš tai, kad organizme kažkas netaip vyksta. Metabolizmas, galbūt suvalgiai, netgi yra sugar spike, tai yra, kai insulino kiekis kraujyje padidėja nuo tam tikrų produktų ir panašiai, tai irgi veikia. Žinai, visa tai yra labai teisinga ir labai sektinas pavyzdys. Man vienintelė frazė prieš visą mintį apie maistą tokia kliuvo, žinai, ne tai, kad kliuvo, bet įsiminė, sakai, iš nuolatinio poreikio ir noro vis tobulinti. Ir žinai, ar tu jauti tą ribą, kuomet tai jau tampa tokio, truputį, žinai, kaip būna žmonės, kurie pradeda kentėti nuo to, kad jiems niekada nebūna gana, kad jiems jau nebepavyksta jaustis gerai čia ir dabar, kad užtenka tiek, kiek aš turiu. Aš suprantu, kad tavo atveju tai yra labai sveikas požiūris, kuomet tu žinai, kad tu turi, tu vertini tai, kad turi, bet tu žinai, kad galėtum pasistengti ir turėti dar daugiau, bet visgi kaip atskirti ir neperžengti tos ribos, kai tai jau patampa maniakiška ir tau galbūt trukdo gyvenime. Nežinau, dėl maisto aš galiu sau leisti ir jeigu labai labai noriu užsisakyti pizzą ir panašiai, stengiuosi 90% sveikai, bet palieku sau erdvės, jeigu aš noriu padaryti ir kitą pasirinkimą. Arba, nežinau, tarkim, man patinka dirbti, aš galėčiau dirbti gerokai daugiau, dirbti visus savaitgalius, netgi man visai patiktų, bet tu tada pagalvoji, jeigu aš pasirinksiu šitą sprendimą ir aš neturėsiu sąmoningo, produktyvaus laiko su vaikais, kas tada nutiks, ar aš būsiu patenkinta šitoje srityje ir pasveri, kad ne, tai visada pasverti, ką tavo šitas sprendimas turės, ką atneš teigiamo, bet kur neigiama ir pasidaryti tą sąmoningumas turbūt vėl, kalbėti su savimi. Pas tave iš tikrųjų labai yra toks gražus, žinai, kad tu ne tik kalbėjai apie tai, kad reikia pagalvoti, kokie pliusai, kokie minusai, tu tiesiog ėmiesi, vėlgi, eilinį kartą ėmiesi veiksmų, tiesiog susirašai, kaip tas pavardės, arba kaip pliusus minusus, žinai, ir tada tiesiog tau yra vos net ant mėlyno arba juodo ant balto ir tu gali įsivertinti ir net tos dalykus. Tai čia yra labai labai toks gražus, paprastas
elementarus patarimas, bet tiesiog imkis padaryk tą realų tokį sąrašą, o neįsivaizduojamą kažkokį, ar ne, ir pamatyk, kaip tai veikia tavo gyvenimą. Arba dar gali vieną patarimą pasakyti, prisiminiau. Visai būtų prasminga paimti lapą ir susirašyti 10 dovanų, kurias norėtum savo pasidovanoti. Ir kiekviena moteris ar vyras susirašytų skirtingai. Taip. Vieni gal spa, kiti, nežinau, gali visiškai būti crazy dalykai. Mano atveju pirminis, nežinau, kas šauna į galvą, aš noriu jau kokie metai Dyson džiovintuvo, bet tai kainuoja, nežinau, turbūt 500 eurų, bet aš to noriu ir apie tai galvoju metus laiko, bet nesidovanosiu ir panašiai. Bet vadinasi, jeigu aš metus laiko apie tai galvoju ir jeigu į 10 dovanų sąrašą pirmoji mintis Dyson džiovintuvas, vadinasi, labai gera užslepta reklama. Taip. Vadinasi, nereikia užspausti to savyje. Tiesiog pagalvok 10 dovanų, kurias savo pasidovanotum. Gal tai švarūs namai, gal auklė valandinė ir panašiai. Ir išėjimas su vyru į filmą. Bet tas 10 dovanų, vadinasi, jos turi būti pirminė reakcija, ką sau duotum, jeigu galėtum pamojuoti burtų ląstelę. Ir žinai, tavęs klausant, gal būtent šiame momente aš ir norėčiau sustoti ir tarsi, nes tavęs klausant atrodo, kad Sonata yra tiesiog tobula, antgamtiška moteris, kuri viską daro teisingai. Pas ją viskas gyvenime yra sustiguota, viskas susidėlioja taip ir teisingai vaikus augina ten ir panašiai. Bet žinai, atrodo tokia smulkmenėlė, bet sakai, pirmų numerių, pavyzdžiui, yra džiovintuvas, ar ne, kuris kainuoja 500 eurų ir tai yra materialus daiktas, kuris gali tave pradžiuginti. Tai Sonata prisileidžia tokius dalykus, irgi yra žemiška moteris, ar ne? Taip, aš turiu tiek daug trūkumo ir visi mes turim, bet su tuo nežinau. Mylėti save, susigyventi su tuo, ką turi. Be abejo. Taip, iš tikrųjų, tai esi tikrai, ta galių moteris, kuri tikrai juda į priekį labai drąsiai, labai atsakingai, labai toks tikrai įkvepiantis pavyzdys esi ir kaip mama, ir kaip ta moteris, kuri būtent nenusistovi vietoje ir nuolat nori tobulėti ir tai yra toks labai labai gražus pavyzdys. Aš tikiuosi, kad kiekviena tai ir pajaus iš tavęs, nes šiandien išgirdom tiesiog begalę perliukų ir tokių minčių, kurias norisi tik tai karpyti, užsirašyti visur, žinai, ir saugoti kuo arčiau savęs, po pagalbę, pavyzdžiui, pasidėti. Tai, Sonata, tiesiog taip beveik į pabaigą norėčiau tavęs paklausti, kaip tu manai, koks didžiausias ir svarbiausias yra tavo galių momentas? Aš galiu būti tokia, kokią noriu, leisti savo. Aš galiu savo leisti viską. Gali leisti savo norėti, taip. Leisti savo nenorėti. Taip. Ir būti kartais nepatogia. Taip. Ar buvo tau gyvenime momentas, kai tu sakai, kad nebegaliu? Buvo ir tie momentai irgi priverčia sustoti, permastyti. Tai tas momentas turbūt nutiko po mano darbo pirmųjų metų prezidentūroje, kai aš tikrai labai intensyviai fokusavausi į darbą, daug daugiau negu dabar. Tai dirbdavau iki 3 nakties, keldavausi po to, kad 7 būčiau darbe ir panašiai, nes turbūt nedažnai sulaukiama skambučio iš prezidento kviečiant prisijungti ir, kaip ir sakiau, aš niekada neprašiau šitų pareigų, aš tiesiog sulaukiau skambučio, ar noriu ateiti dirbti ir aš atėjau dirbti ir iš tikrųjų stengiausi maksimaliai dirbti, bet per tą laiką, per tuos metus gerokai nualinau save ir kai jau išėjau iš darbo, man reikėjo pirmą kartą, bet aš ne pati tai nusprendžiau, gydytoja man išrašė lašelinių. Ir tai buvo atsistatymo laikotarpis gana ilgas, netgi keletą mėnesių, toks ir visa tuo metu mano netgi sistema ar ne, tam tikros lygos gretutinės atsirado ir panašiai. Tai yra skydliaukės liga ir panašiai. Bet aš negaliu neprisiminti šitame kontekste ir chronologijos, nes tuo metu tavo mergaitai buvo vos keli mėnesiai. Kaip? Mano mergaitei, jauniausiai Anai, sukako Liepos 11 dieną, sukako 1 metai ir Liepos turbūt 10 dieną aš gavau skambutį, ar ateisiu po savaitės dirbti, arba taip, arba ne. Ir turiu atsakyti, arba ateisiu, arba ne. Ir aš neturėjau, taip, aš turėjau pasirinkimą. Vienas pasirinkimas ateiti ir pabandyti, juo labiau, kad turėjau maksimalų palaikymą iš vyro. Kitas momentas - atsisakyti galimybės. Aš tai tą galimybę identifikavau kaip darbą Lietuvos
naudai, labui ir tai, ką esu sugalvojusi kultūros srityje, ką noriu pakeisti, paimti savo rankomis ir neburbėti dėl paveldo apsaugos, bet pabandyti tą keisti. Nes irgi tada pagalvojau, jeigu aš nenueisiu ir nepabandysiu to pakeisti, aš niekada negalėsiu daugiau savo garsiai kritikuoti paveldo apsaugos Lietuvoje sistemos ir panašiai, ar ne, ar saugoma, ar ne Lietuvos paveldas. Ir aš pagalvojau, kaip aš galėsiu kritikuoti, jeigu aš turėjau galimybę kažką padaryti, bet to nepadariau. Ar tuo metu, kuomet Sonatos profesionalės mintise, gal kūne, buvo tos mintis apie savirealizaciją, apie galimybę kažką pakeisti Lietuvoje, padaryti įtaką ateičiai, tikrai ne vienai sistemai, nes ir švietimo, ir kultūros. Kas vyko Sonatos mamos mintise? Nes aš pati dabar jau, kai perėjau tą, tiesiog tapimo mama kelionę, labai būna tikrai tų tokių akimirkų, kuomet tu lyg ir susitvarkai, lyg ir padarai, bet nesi tikra, ar tu gerai jautiesi, kad tuo metu vaikas ne su mama lieka. Aš žinojau, kad viskas bus gerai. Dėl šito net nebejojau, nes svarbiausia turėjau savo antros pusės maksimalų palaikymą, bet jisai irgi nespaudė ir nesakė, imk šitą darbą. Jisai sakė, kaip tu nori, pagalvok ir pasakyk. Aš ir tam sprendime maksimaliai palaikysiu abiejuose. Ir čia yra tavo sprendimas, grinai tavo. Ir kai aš maitinau Aną iki 2 metų, tai mano vyras, jis vežiodavo prie prezidentūros, sustodavo parkelyje ir aš įsėsdavau į mašiną pamaitinti Anos ir vėl į mytą, tada pamaitinti ir mytą. Ir Ana taip ir tuos antruosius metus savo gyvenimo išaugo. Buvo, kad auklė negalėjo ateiti, pabūti su vaikeliu, aš nešiausi ją į darbą. Tada paprašiau, kad tiesiog kabinete buvęs kitas žmogus prižiūrėtų ir jinai sėdėjo prezidentūroje 1,5 metų ant grindų, sklaidė visus dokumentus ir varė visiems. O dievuliau, o tu tuo metu turėjai sutelkti dėmesį ir blaiviai mąstyti ir dar kažkokius labai, ir dar interviu duoti ir tiesioginėme eteryje pasirodyti ir tave paskui cituoja portalai ir kiti. Bet aš to nepriėmiau kaip man sunku. Aš priėmiau, tai yra mano pasirinkimas. Aš to noriu. Ir su vyro palaikymu, su pozityvumu, su buvimu savimi, viskas pavyks. Jetau, aš turiu turbūt pradėti tinklalaidę Galiu vyrai. Nes man būtų be galo įdomu, arba jūs kartu pakalbinti, arba tiesiog tavo vyro mintis išklausyti, nes tikrai labai jaučiasi netgi, tavęs klausant, koks ypatingas jis yra, kiek daug meilės ir palaikymo tu sulauki iš jo. Ir kiek daug harmonijos tai įneša į tavo gyvenimą, ar ne? Labai, labai, nes man geriau daug savo energiją nukreipti į išorę ir kovoti su išorės sunkumais, negu viduje, šeimoje turėti tam tikrų sunkumų ir skirti savo energiją, kad aš kovočiau su tais sunkumais. Tai aš stengiuosi, kad šeimoje būtų kuo labiau lengvumas, pozityvumas, išspręstumėm visus klausimus ir kad su uždarius namų duris išsineščiau teigiamą energiją ir su ta prisikaupusi tos teigiamos energijos, aš tada galiu išorėje bet kokius veiksmus ar sunkumus įveikti. Bet aš nenoriu kovoti šeimoje ir viduje. Jeigu, net esu identifikavusi ir manau, kad mano vyras, kad jeigu šeimoje būtų, neigiama energija, būtų sunkumai ir mes nuolatinė ar ne kova tarpusavio, kuris teisus, kuris ne ir panašiai. Ir jeigu tiesiog po savaitgalių būtum nepailsėjęs, o būtum kovos režime, aš manau, kad nepaisant visko gerų santykių, tai tikrai iš abiejų pusių vestų prie skyrybų, nes tai yra tas dalykas, kuris, tai yra ta riba. Aš noriu, kad šeimoje būtų kiek įmanoma harmonija. Ir tai sako žmogus, kuris santuokoje yra 10 metų, o santykiuose 15. Tikrai, žinai, mes kartais su Tadu jau pakalbam, kad esam dinozaurai, tai jūs irgi esate prie to. Už dinozaurus. Tai Sonatai, tiesiog pabaigai. Nes buvo nuostabus pokalbis ir labai norėtųsi tą teigiamą natą irgi jį užbaigti. Bet, žinai, yra auditorijoje moterų, kurios tavęs klausydamos galvoja, šaunuolė, aš irgi taip mąstau ir taip reikia ryžtingai daryti visus dalykus ir aš labai pritariu, tai jom bus gera pamatyti dar vieną bendramintę. Bet yra ir ta dalis, kuri norėtų šildytis tavo šilumoje,
tavo energijoje ir išgirsti dar tavo daugiau minčių ir užsikrėsti tuo galiu tikėjimu. Tai ar turėtum žodį būtent tom moterim, kurios norėtų šiandien išdrįsti ir iš tikrųjų iš vidaus patikėti, kad aš tikrai galiu? Pirmiausia, užsimerkti ir pasakyti, kas negerai. Vieną dalyką, jeigu galėtum pakeisti savo gyvenime, kuris būtų pats svarbiausias, pirminė mintis, kas negerai, ar kažkas su darbo negerai, ar sveikata prasta, ar santykiai su vaikais, tai yra irgi įprastas dalykas, ar ne, ar santykiai su vyru, ar namai netvarkingi, ar mityba netenkina, kas yra tas pirminis dalykas, kurį tu pašalintum ir pakeistum. Jis tūno tavo viduje, atrodo neįveikiamas, bet nuridenk tą akmenį. Nereikia didelių dalykų daryti, nereikia iš karto visko. Pirmas dalykas, kurį tu pakeistum, kad tau palengvėtų. Ir pradėk jį keisti. Aš, pavyzdžiui, net mes su vyru irgi esam identifikavę, mūsų netenkina tvarka namuose arba netvarka namuose, nes mes daug dirbam, būnam arba laisvalaikiu su vaikais ir mažai tvarkomės, bet grįžę, kai grįžtam vakare į namus, ta netvarka ar ne, truputėlį jau neigiamai mus irgi veikia. Ir mes identifikavom, tai jau pradeda trukdyti. Vadinasi, ką mes galim padaryti? Mes tada vakare pasileidžiam 2 dainas ir kol eina tos 2 dainos, visi 4 tvarkomės. Ir vaikai tvarkosi, ir mes tvarkomės. Ir tai yra lygiai 2 dainos vakare kažką apsitvarkyti. Viskas taip paprasta. Atrodo elementaru. Iš tikrųjų, taip, viskas tavęs klausant atrodo labai paprasta. Tiesiog tikrai reikia daugiau to sąmoningumo, daugiau kalbėjimosi su savimi ir įsigilinimo į savo jausmus, į savo mintis. Kadangi tu mėgsti rašyti, tai aš turiu tau ir dovaną. Tikiuosi, kad tau patiks įsirašyti savo mintis ir čia. Ir tuo pačiu labai tau padėkoti, kad šiandien atvykai, kad savo mintimis pasidalinai. Jos yra be galo vertingos ir tikrai galėtų ir turėtų nugulti į dar vieną knygą. Ačiū, Liucija. Ačiū tau labai. Ačiū. Na, o dabar kviečiu desertą. Mielai.